Sveiki, esu Donatas Brikas ir šiandien noriu pakalbėti su jumis apie pardavimus. Jeigu žiūrite šį video, tikriausiai jūs esate pardavėjas. O jeigu jūs galvojate, kad jūs nesate pardavėjas, turiu jums gerą žinią, jūs vis tiek esate pardavėjas. Tikrai kiekvienam žmogui tenka gyvenime susidurti su tom, kad reikia parduoti savo idėją. Pavyzdžiui, mamoms reikia įrodyti vaikams, kad jie elgtųsi vienaip ar kitaip, tėvams reikia įrodyti irgi savo vaikams, žmonoms ir panašiai, kad kažkas pirktų jūsų idėją. Taigi filosofiškai visi mes esam pardavėjai. Bet klausimas, kodėl vieniem pardavėjams sekasi geriau, kitiem blogiau. Kada aš pradėjau mokytis pardavimus, išmokau daugybę pardavimų technikų. Sužinojau 51 būdą, kaip parduoti dramblį, kaip sutenkinti klientų poreikius, kaip juos patenkinti, kaip sutenkinti problematiką ir įrodyti, kad jūsų prekė ar paslauga yra reikalinga klientui. Ir turbūt sistemų pasaulyje yra pilna, prirašyta milijonai knygų, jos galima visus perskaityti, bet situacija ta, kad daugelis pardavėjų ir po seminarų, ir po perskaitytų knygų išeina iš tų seminarų, sužino žinias, bet rezultatai nesikeičia. Aš asmeniškai galvoju taip, kad sistema veikia po to, kada tu ją naudoji. Nes jeigu ateisi pardavinėti klientų savo prekę ar paslaugą ir tu galvosi, dabar aš išsiaiškinsiu šito kliento poreikius. Tada paaiškinsiu, kokių jis turi problemų, jeigu netenkina šitų poreikių. O vėliau aš jam pasiūlysiu unikalų savo sprendimą. Atvirai pasakius, jūs pardavinėsite klientui ne savo prekę, o sistemą, kurią jūs mokate. Todėl mano manymui, kad sistema veikia tik po to, kada pardavėjas kaip asmenybė yra pasiruošęs būti pardavėju. Ir noriu šiame video pasakyti, mano manymui, 3 svarbiausi dalykai, kuriuos turi turėti pardavėjas prieš eidamas pardavinėti savo prekes, paslaugas svarbiems savo klientams. Visų pirma, pardavėjas turi pasitikėti savimi. Juk pardavėjas atėjęs pas klientą ir netikėdamas nei savim, nei savo preke, sakys, ar jūs galite pirkti iš manęs tą paslaugą, kurią aš ir pats netikiu ir netikiu iš viso, kad parduosiu. Apie tai kalbės pardavėjo kūnas, jo asmenybė ir klientas tikriausiai nepirks. Taigi, antras dalykas yra entuziazmas. Koks pardavėjas yra entuziazmas? Pažiūrėkite, visada mes perkame iš tų pardavėjų, kurie yra pakilios nuotaikos, kurie yra su šypsena ir kurie tai daro tikrai su entuziazmu. Ir trečias dalykas tai yra atkaklumas. Beje, pardavėjai susiduria su labai daug nesėkmių. Atkaklumas yra būtent tokia žmogaus savybė, kur atkaklus žmogus jis teigiamai reaguoja į nesėkmę. Nes pardavėjas iš tikrųjų yra tokia profesija, kada jūs išgirsta tikrai labai daug ne ir tie ne, ką padaro su žmogum, jie grūzina jį, varo į depresiją, krenta žmogui nuotaiką, taigi atkaklus žmogus moka išeiti iš tos būsenos ir vėl toliau dirbti su entuziazmu ir pasitikėti savimi. Taigi, noriu jūs pakviesti į seminarą, kuris vyks visose Lietuvos didžiosiuose miestuose, datas jūs galite rasti žemiau tinklapyje, kuriame mes ir išmoksime per 6 valandas, kuriuose bus daug emocijų, daug praktinių užduočių, išmoksime pasitikėjimą savimi, išlaikyti entuziazmą ir kada labai nesiseka, išmoksime atkaklumo, pajudėti iš mirties taško po daug nesėkmių, veikti ir dirbti proaktyviai, kada rinkos nepalankios, kada jūsų paslauga niekam nereikalinga, bet jūs vis tiek eisite, pardavinėsite su daug entuziazmu. Taigi laukiu jūsų seminare, iki susitikimo. Tiesiog, Donatai, aš dėkoju už seminarą, jisai buvo naudingas ir kažkaip tikiu, kad visiems buvo naudingas, bent jau man asmeniškai aš gavau to, ko tikėjausi. Tai yra žinių, tai yra, kad aš kažką galėsiu panaudoti savo planuose, tai yra, kad mano kolektyvas išgirdo nemažai visko ir tikrai tas buvo, aš jaučiu, kad tai buvo naudinga ir kad tai buvo tiksliai į tai, ko galima tikėtis iš seminaro. Tai dėl to labai dėkui, su labai aukšta emocija išeinu. Ačiū.